Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. O dabar lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėja Vaiva Ten. Labadiena, Vaiva. Sveiki. Taigi pirmą kartą šnekučiuojamės eteryje, tai bus įdomu sužinoti daugiau apie jūs ir visų pirma. Norėjau paklausti apie tą pačią pradžią, kada pradėjo dainuoti, kaip ten viskas buvo, tai truputėlį gal plačiau papasakotumėt. Taip, tai man ne tik pirmą kartą laidojas, aš apskritai dalyvauju pirmą kartą interviu. Aha. Aš šiaip nuo vaikystės muzikuoju, esu susijusi su muzika, bet kažkaip studijų laikais neįstojau į muziką. Apsisprendžiau anglų kalbą įstoti ir taip mano keliai su muzika įsiskyrė ir dabar po 15 metų gimus vaikui aš kažkaip vėl sugalvojau grįžti į tą žodžių muzikos sritį ir prisiminiau savo senai kurtas dainas iš mokyklos laikų, nusipirkau pianiną ir pradėjau kurti, tiesiog ir leisti studijai savo senas ir naujas dainas. Aha, o tai prieš 15 metų ar buvo išleistas kažkoks kūrinys? Buvo tenai, aš tik namuose pati kiek įrašydavau, brolis man padėdavo ir tiesiog tie įrašai taip ir liko namuose, bet aš dabar sugalvojau prieš metus maždaug sukelsiu juos YouTube. Tiesiog, kad jie nepasimestų, kad liktų kažkaip. Ir taip viskas ir surtuliojo iki dienų. Tai žodžiu, prieš 15 metų viskas vyko taip, kad buvo tiesiog įrašai daromi namuose, o į kažkokius platesnius vandenis ar teko tuo metu patekti, ar tiesiog buvo viskas taip daroma, kaip sakyt, namų sąlygom ir dėl galbūt savęs, dėl artimų ir panašiai, ar buvo kažkur ir plačiau patekusi? Tai kiek mokyklai paskatindavo muzikos mokytoją dalyvauti visokiuose konkursuose, ten dalyvaudavau. Tai turbūt daugiausia tokiuose konkursuose, kad taip plačiau, kad muzika mano skambėtų. Supratau, į radijo eterį, televizijos kažkur nebuvo, ar ne tuo metu dar? Ne, nebuvau niekada. Aha, supratau. Tai dabar po 15 metų tiesiog sugalvojot sugrįžti ir netgi daryti kažką tokio turbūt jau profesionaliau, ar ne? Kiek suprantama, nes ir jūsų kūrinys atkeliavo čia pas mus į radijo stotį. Taip, nusprendžiau kažkiek profesionalumo, tas senas dainas perrašyti. Rašant kilo ir naujų idėjų, naujoms dainoms, taip tiesiog užsisuko visas tas malūnas. Gerai, ir dabar žiūrint truputėlį į priekį, jeigu kokių planų turit? Tai dabar planuose toliau įrašinėti profesionalią studiją dainas ir galbūt galvoju apie plokštelę, aišku, ir apie muzikinį klipą. Daug turiu idėjų. Yra idėjų, ar ne? Yra daug idėjų. Tai svarbiausiai, ko gero, yra tos. Taip, svarbiausia yra tos idėjos, svarbu yra, kad tų planų, o jau gyvendint, aš manau, tai tik jeigu labai norint, tai tikrai galima, ar ne? Tai labai labai puiku ir dabar norėjau paklausti, o kokią pati muziką mėgstat? Aš šiaip dažniausiai klausausi senesnių dainų, labai, pavyzdžiui, Abbas arba Queenų arba Beatlų, bet šiaip ir šiuolaikinę muziką mėgstu. Tai ir tą, šiaip labai daug įvairių stilių klausau. O klausot lietuvišką muziką ar užsienio daugiau? Šiaip ir užsienio ir lietuvių gana vienodai klausau. O yra minčių, galbūt ir koncertus kažkokius rengti, ar ne, kažkokie pasirodymai galbūt irgi bus ateityje? Šiaip norėčiau, kad tai įsigyvendintų, jeigu man pavyktų, aš tikrai džiaugčiausi, bet kol kas tik įrašymo stadijoje sukūrimo ir rašinėjimo dainų. Supratau. O be muzikos, jeigu kalbant apie jūs, norėtųsi daugiau sužinoti tada, kaip leidžiat savo laisvalaikį, pavyzdžiui, atostogas ir panašiai? Šiuo metu tai pilno etato su mama, auginu vaiką, tai tenka ir sirgti, ir tarp tų sirgimų kažkaip į studiją susiplanuoti nuvykti, tai tiesiog bandau derinti mamos pareigas su kūryba šiuo metu. Aha, tai svarbu, kad visur suspėjat, kaip sakom, ar ne? O dabar metų laikas, pavyzdžiui, koks mėgstamiausias, jeigu, tarkim, nežinau, dabar pavasaris, ar ne? Ar vienas iš mėgstamiausių, tarkim, šis metų laikas, o galbūt kitas? Šiaip aš labai mėgstu pavasarį, bet man labiau patinka ruduo, aš esu rudenį gimusi ir labai man patinka
tos spalvos rudens, medžiai kaip nusidažo labai labai gražiai ir labai įkvepia mane tas ruduo dažniausiai. Supratau. O pavyzdžiui, kalbant apie kavą ar arbatą, ką labiau mėgstat? Kava ar arbata? Labiau mėgstu kavą. Kavą, kaip ir aš. Taip. Tokie kavos žmonės esame, mėgėjai. Turbūt mamos visos mėgsta kavą, nes turi atsibūsti, daug reikia energijos joms. Jo, kaip sakot, pilnu etatų mama. Čia taip irgi gerai nuskambėjo, tai irgi turbūt dirbantis žmonės, kaip pavyzdžiui, aš anksti keliauju čia į radio stotį, tai visada irgi kažkaip turi būti tas puodelis kavos. Taip. O pavyzdžiui, mėgstamas patiekalas, koks būtų? Šiaip tai dabar pakalbojus, gal pica, turbūt, jeigu toks. O, toks populiarus, greitas galbūt, ar ne, greitai gaudamas, jeigu ne. Taip. O nemėgstamas yra kažkoks, pavyzdžiui? Šiaip niekada gyvenime nesu valgius vėdarų, tai turbūt vėdarai, nes man tas kvapas nelabai supratau. O esat, pavyzdžiui, prietaringa? Šiaip tai ne, aš apsidžiaugiu, jeigu pamatau kokią paukščio plunksnelę, kai einu kely, tai aš tada tik galbūt tokiu atveju esu prietaringa, o taip tai kitais atvejais galbūt ne. Supratau, tai nereikia ten pavelsti į medį, ar juoda katė kokia pralėkė, tai nieko baisaus, ar ne? Ne, nieko baisaus. Supratau. Taip, ir dabar kalbėjot truputėlį, dar vėlgi grįžtant prie muzikos, apie vinilą, plokštelę, ar ne? Tai va tokios irgi mintis yra galbūt kažkada išleisti. Taip. O ar pati turit kažkokią muzikos kolekciją, pavyzdžiui? Šiaip ne, aš neturiu. Turiu čia Ukmergėj su pas savo tėvus, patefoną ir kažkiek plokštelių, bet pati neturiu, bet labai labai norėčiau tikrai įsigyti patefoną ir plokštelių kolekciją turėti. Man tas garsas labai patinka patefonų klausimo. Taip, tai iš tikrųjų dabar labai jau madingas tas vinilas ir tikrai daugelis jį mėgsta ir netgi iš atlikėjų, kiek pakalbu, dauguma leidžia jau vinilus. Tai labai smagu, kad yra tokios mintis ir dabar, kadangi gavome naują jūsų dainą, kurią nuo šios savaitės grosime čia tavo balso eteryje, tai dabar noriu paprašyti, kad tiesiog pristatytumėt šį kūrinį ir visai netrukus aš jį ir pagrosiu. Tai plačiau apie šią dainą. Taip, labai ačiū visų pirma jūsų radijui, kad jūs leidžiate naujas dainas klausytojams, kurie gali išgirsti ne tik įprastas, o ir naujus kūrinius. Šiaip tai aš šią dainą sukūriau irgi labai senai, bet jinai prieš kokių 15 metų iki šiol vis gulėdavo stalčiui ir aš tik dabar ją neseniai rašiau, nes man pačiai jinai kažkaip suskambo. Aš ją rašiau apskritai apie Šventoji, tai yra apie upę, kuri teka mano gimtajam mieste Ukmergėje. Aš mėgstu šiaip įsivaizduoti, kas ten, kur esu, kas galėčiau būti prieš kelis tūkstančius metų, arba dar ten vėliau. Žodžiu, ir aš būtent apie tai įsivaizduodama parašiau tą kūrinį. Ir tiesiog tai yra apie Ukmergėje tekančią upę Šventoji. Taigi, šios dainos tada ir pasiklausysime. Labai dėkoju už pokalbį, noriu palinkėti, kad tos visos gražios svajonės, visi tie planai būtinai išsipildytų ir dar su kaupu. Tai dėkoju dar kartelį ir jau dabar spausiu mygtuką ir grosiu Vaiva ten ir daina Šventoji nuo šios savaitės per tavo balsą. Ačiū dar kartelį ir sakau, iki kitų kartų. Iki. Naujiena. Dar pabūkim upėm, giriom, paukščiais. Dar pabūkim džiaugsmo saugotojais. Išeini kaip per lietų, trintukui palietus. Žemėj liko tik sniegas, nėra nei manęs, nei tavęs. Mano miestas tyli ir einu per rudeninės gatves. Nuplauk mano mintis, kaip žodžius nuplauna už mane.
laikiau. Ten ant kalno aukojamos mūsų abiejų širdys. Jūra nusineš mūsų žingsnius į tave. Istorijos pelenai vėl į dulkes pavirs. 9 jūros iš lėto ištirps. Tuščia kaip po karo, ginklai sudėti. Nuplauk mano mintis, kaip žodžius nuplauna užmarštis. Šventa, paliesk rankas, ryte gimiau akupę, pasiliksi tu ilgiau. Šviečiančius miesto tiltus rankose laikiau. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.